Pirmosios pagalbos žinios – tai svarbiausias komponentas jūsų vaistinėlėje. Kaip išvengti skendimų ir padėti skęstančiajam. Prieš maudantis vandens telkinyje visuomet įvertinkite jo gylį ir dugno ypatybės. Nesimaudykite, jei esate pavargę ar apsvaigę nuo alkoholio. Taip pat nepalikite vaikų prie vandens telkinių be suaugusiųjų priežiūros. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia šaukitės pagalbos ir skambinkite numeriu 112. Kol laukite gelbėtojų, skęstančiajam meskite bet kokį po ranka esantį objektą tinkamą įstvėrimui. Pavyzdžiui, šaką, irklą ar plūdurą. Ištraukus nesąmoningą ir nekvėpuojantį nukentėjusį į krantą, būtina kuo skubiau pradėti jį gaivinti. Atlikti nuo 2 iki 5 įpūtimų ir 30 krūtinės ląstos paspaudimų. Gaivinimą tęskite tol, kol sulauksite specializuotos pagalbos. Informaciją parengė Vilnius sveikiau. Geros savijautos biuras. Sužinok daugiau.